Dėl ko atėjo? Romualda šiemet. Šiaip aš, kai buvau, laukiausi dar pirmo vaiko, tai labai norėjau pakliūti, bet niekad ir taip ir nepakliuvau pas Romualdą į mokyklą. Kažkaip kitaip keliai nuvedė, bet visą laiką girdėjau, dabar turiu trečią vaiką. Irgi norėjau labai vėl nuvažiuoti. Tai dabar su ketvirtu gal ateisi, bet jau gal daug ką žinau. Tai ir sužinojau, kad Romualdas gyvena Ukmergėje, pasirodo. Pučia Ukmergės prigimti. Ir galvoju, tikrai būtų neprotinga nepasinaudoti tą progą ir nepaprašyti pakalbėti apie sąmoningą tėvystę, pasibendrauti su ukmergiškiais. Tai man labai malonu, kad Romualdas sutiko, tai vat jūsų dėmesiai. Tai dar labas vakaras. Nuo 65 iki 83 metų dirbau čia. Tai reiškia, pirmiesiams mano pagimdytėms jau virš 50 metų, o paskutiniesiams virš 30 metų. Nu, tai kažkurie tai jau iš jūsų tėvukų kažkuris. Nu, jūsų tėvukų pripažįstame. Apie tai, ką šiandieną norėsiu su jumi pakalbėti, faktiškai turėjai žinoti jau jūsų tėvukai. Atsisėsk. Jo, gerai man. Ką? Gerai man. Arba kaip dabar? Tačiau nekalbėjau galbūt dėl to, kad netikėjau, kad tai svarbu. Iš kitos pusės, dar, nors tai buvo žinoma senai, nebuvo mokslinių žinių patvirtinančio, kad tos žinios yra labai svarbios. Pasakyčiau, net gyvybiškai svarbios. Todėl aš ir noriu, kad jeigu jūsų tėvai padarė kažkurias tai klaidas, kad jūs nepadarytumėt klaidų. Dabar norėčiau sužinoti iš šito, kokia sudėtis. Pirmiausiai, ar yra čia dar neturinčių vaikučių, bet planuojančių turėti? Yra? Va, tai jūs mažiausiai padarysit klaidų, kadangi nuo pat pradžios žinosit, kaip reikalinga elgtis. Tie, kurie turi jau vaikučių, išnagrinėsit tai, ką nepadarėt, ir aišku, sekančio laukdami, nepakartot klaidų. Klaidų nebijokit daryti, tai ne klaidos, tai pamokos. Iš pamokų reikia mokytis. Bus klaida, bus blogai, kada antrą kartą tą pačią klaidą padarysit, tai aiškiai nepasimokyt iš klaidų. O klaidų nebijokit daryti. Na, o vyresnio amžiaus, tai paklausys tai, ką aš kalbėsiu, panagrinėsit, ką jūs darėt, ką nepadarėt ir kokie vaikai, kas jūs užaugo, tokie kokie jie yra. Nes mes šiandien apie vaikus kalbėsim. Informacija labai svarbi. Todėl pirma dalis daugiau bus apie pasiruošimą, bet visiems tai bus įdomu. Antra dalis visiems bus irgi aktuali, pamatysim, kaip mūsų vaikučiai auga. Paskutiniai duomenys nelabai. Aišku, visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų laimingi, protingi, kad jie daugiau pasiektų gyvenime negu kad mes. Tačiau logiška tai, tačiau aišku, kad niekas neatsiranda be veikimų, be žinių. Kaip reiktų suprasti sąmoningą tėvystę? Tai netoks, kaip matot, labai platus supratimas. Pirmiausia, pasiruošimas pradėjimui, apie tai turbūt negirdėjai, nes pas mus nekalbama. Tiesa, dabar aš čia kalbėsiu šiandien apie tokį 90 dienų pasiruošimų pastojimui, prieš 90 dienų, prieš 3 mėnesius. Taigi. Kas planuosit apie tai, jūs man parašysit, savo duosit elektroninį paštą, jums atsiųsiu medžiagą. Dabar tai jūs pamiršite dabar jūs. Prieš tai. Mes tai jau trečiame etape, jeigu ką? Nu, jeigu jums reikės, tai jau pasiruošimą, nes 3 mėnesiai dar prieš tai, kaip išspręs, mes to kalbėsim apie tai, pamatysim. Pradėjimas turi labai didelis reikšmės, mes suprasim, ką čia naujausias mokslo žinios dabar apie pradėjimą. Apie nėštumą ir pasiruošimą gimdymui. Nėštumą dar prižiūri gydytojai. Pasiruošimas gimdymui, galiu sakyti, kad profesionalaus praktiškai pas mus nėra. Yra sanitarinis švietimas. Sanitarinį švietimą reikia skirti nuo pasiruošimo.
Socialinis švietimas tai pasako reikia, jisai yra sudėtinė dalis pasiruošimo, reikia žinoti. Bet tai nepasiruošimas. Nu, kad jums lengviau būtų suprasti, aš galiu jums pasakyti, jūs mokat skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet pradinukų mokytojais negalite. Yes. Tai va ir čia yra metodikos, yra tam tikras jau, bet aišku geriau negu kad nieko. Ir harmoningas vaiko auginimas, tai turim omeny fizinis, intelektinis ir emocinis vaiko ugdymas. Mes dalį tai paliesim šiandieną. Kaip matot, praktiškai kiekvienu klausimu galima būtų atskirai kalbėti. Tai aiškiai, sąmoningos tėvystės supratimas yra labai plati sąvoka. Na, pasižiūrėkime pradėjimus svarbu. Aišku, labai svarbu būtų, kad moteris iš anksto žinotų, kada reiktų pastoti. Dėl ko? Na, ne visuomet gyvenimo sąlygos ir aplinka tinka pastojimui ir palankios vaikučių vystymuisi. Todėl šiuo atveju ir gali būti problemų su nėštumo ir su gimdymo, todėl tas planavimas yra būtinas, kad nėštumas lengvas, gimdymas be komplikacijų, tuo labiau, kad ta pati planavimo technika labai yra nesudėtinga, tiesiog reikia žinoti, ką reikia daryti, kuriuo metu. Pasižiūrėkime, tą senai nustatytą ir turbūt žinot apie tai, nuo ko Pasaulio sveikatos organizacija, nuo ko priklauso žmogaus sveikata. Pasižiūrėkime, 50% nuo pačio žmogaus gyvenimo būdų, 20% nuo aplinkos, 20% nuo paveldėjimo ir tik tai 10% nuo mūsų medikų priklauso. Mes jau atitaisom pasekmes. Dabar jeigu pažvelgsime šitus procentus, 40% nuo aplinkos ir paveldėjimo mes negalim valdyti. Šitie 40% nevaldoma. Tai jeigu mes maksimaliai neišnaudosim 50%, kas nuo mūsų priklauso, na turbūt suprasim. Nes paskui tada jau teks mums atitaisyti tai, kas nepadaryta. Mes jau atitaisim tai, kas. Aišku, būtų idealu, kad prieš pastojant būtų aiškus jūsų jaunos šeimos, jaunų tėvų supratimas savo vaidmens, ką tai reiškia būti tėvais. Nes jūs matot, kaip nustatyta, daugiau nei 70% žmogaus psichinių ir kūninių negalių prasideda mažylių dar augant įsčiose ir gimdymo metu. 2/3. Tai yra didelis dalykas. Kaip reiktų suprasti sąmoningą tėvystę? Pirmiausias, tai stichiškai pradėti kūdikį. Mūsų statistika nedžiugina. Kas antras netyčiukas Respublikoje. Tai faktai. O su netyčiukais jau gali būti daug problemų. Prieš keletą metų man teko kaip tik vienam pasauliniam kongrese dalyvauti, kur būtent svarstė šitos klausimus netyčiukų. Jeigu, truputį paaiškinsiu, jeigu vaikas neplanuotas, bet jisai visumoje laukiamas vaikas, bet šiuo metu jisai neplanuotas, ir moteris neplanuotai pastoja, kada jau pastoja, jau faktas, kada jau nežino, kad tai pastoja. Jeigu jinai iš karto priima šitą pastojimą, šitą nėštumą, susitaiko su juo ir viskas dėl to neperdina, viskas tvarkoja. Tačiau jeigu jinai pradeda svarstyti, nešioti ar nenešioti, tas neilgai svarstymas trunka. Kaip žinoma, apie savaitę laiko. Ir paskui vis dėlto nutarė nešioti. Tai va šitam kongrese 19 pasaulio šalių mokslininkai pateikė duomenis, kas su tokiais vėliau gyvenime buvo. Nedarykim šitą, turėkim omeny šitą. Turėkim ir kitiem pasakykime apie tai. Nereikia žmonėms sukelti daug. Paskui jau žmogus kankinasi visą gyvenimą, nesuprasdamas, kas su juo darosi, jausis, kad jisai niekas jo nemyli ir taip toliau, dažnai priveda prie savižudybės ir taip toliau. Todėl jeigu jau taip neplanuotai atsitinka, kad priimkite iš karto tą nėštumą. Pradėkit kalbėti su mažyliu, kad jūsų emocijos labai veikia mažylį. Raminat jį, raminat save, raminat jį, aš tave myliu, aš tave lauksiu, čia problemos pas mus dabar šiokios tokios, bet mes įsispręsim ir taip toliau, ir taip toliau. Jokių būdų negali būti jo atmetimo. Būtinas vyro, aišku, pasiruošimas. Mes apie vyrus kažkodėl tai nešnekam. Galvojam, vyras jau atliko savo pareigą,
Žmona pastojo, reiškia, jau pretenzijų jam nėra ir paliekami ramybė. Deja, nuo jos sveikatos irgi labai daug kas priklauso. Na, aišku, pagrindinė pasiruošimo tėvystė dalį sudaro etika ir pedagogika. Pažiūrėkim, ką tai reiškia. Etika tai pirmiausiai tėvai savo pavyzdžių turėtų rodyti vaikams, kaip reikia elgtis, mes to jau pamatysim, vėliau antroji daly, kaip kalbėsim, kaip jie, vaikai, viską kopijuoja. Tėvų elgesį, jų taktiką, jų kalbą ir taip toliau. O pedagogiką, aišku, supras reikia žinoti, kaip apie augantį vaiką, jos ten metų yra vadinamas tos amžiaus krizės įvairius tam tikrais gyvenimo metais. Nu, reikia žinoti. Aišku, iš kur jūs galite žinoti? Tai žmogus negimsta žinodamas. Bet reikia, nėra pas mus. Nėra. Jeigu dar pasidomėsite, aišku, internete galima kažkur surasti, bet reikia jų žinoti vėl ką ieškoti. Dabar prieraišiosios tėvystės kursai tie yra, bet kursai tie vyksta paprastai didžiuosiuose miestuose yra. Nu, informacijos, aišku, ieškant galima surasti, bet tai turėkit omeny, kad žinote, dabar nekalbant jau apie tai, kad prieš vaiką smurtą net negalima vartoti, net negalima šaukti ant jo, nes vėl labai vaiką tas labai gadina jo požiūrį į gyvenimą. Fiziologai yra nustatę tokį terminą, motinystės dominantė. Ką tai reiškia? Tai yra tas toks psichologinis, sakykime, komponentas, tos motinystės pasireiškia tuo, atsiranda pas moterį noras jau turėti vaikų. Tarp kitko, ar žinot, per galvotis jums reikėtų pastoti? Kuriuo metu? Aš turiu omeny ne sezono metą, bet aplamai laiką, kada reikia pastoti. Nu, sakysit, kaip norit, taip, noras labai didelis dalykas. Girdėjot turbūt, be abejo, kad girdėjote nuo senai rytų medicinoje yra toks posakis, kad vaikutis dvasiniam pavydale, pas mamą ateina 3-4 mėnesiai prieš fizinį. Nu, prieš fizinį jau. Girdėjote apie šitą. Nu, mes dar kai kas juokėsi dar iki šiol, dėl to nereikia juoktis, tai tikrai taip yra. Tai va, aš atsakau dabar pats į šitą klausimą. Kada pamatysi mieste daug jaunų mamų su vežimėliais? Jau buvo taip. Tai reiškia, laikas buvo pastoti. Supratai? Jokas, bet jis... Ne, čia jau, aš nesijuokiu. Aš visiškai rimtai sakau. Tai dabar paaiškinu tą rytų posakį. Dažnai manęs klausia, kadangi mes, kaip ir žiūrėjai, čia kad žurnalas atžiūrėjai, mūsų 25 metai praeitą rudenį jau su praeitais metais, kai mūsų Nėščiųjų sveikatingumo mokykla veikia, tai mes nuolatos su nėščiom bendraujam, kursus vedam, tai mane dažnai klausia, sako, daktarai, kas čia gimdymų, sako, padaugėjo pas mus, sako, kodėl? Nu, sako, kaip išeinu į miestą, sako, vis sutinku jaunas mamas su vežimėliais. Sakau, ne, sakau, gimdymą atvirkščiai dar mažėja. Bet sakau, tai, kad matai, jaunas mamas su vežimėlis, reiškia, tie laikas pastokė. Ar netiesi rytiečiai, sakė iš pradžių. Reiškia, jinai jau pradėjo, visą laiką, aš jam sakau, visą laiką vienodai vežimėlių buvo. Bet prieš pusę metų šitas klausimas neaktualus buvo, užtat jinai nematė. Bet kada jinai pradėjo galvoti, kad vaiką pamatė vežimėlį. Na, viskas labai logiška. Viskas labai logiška. Dėl ko tą nereiktų ignoruoti to norą? Todėl, kad pats organizmas paruošia, kada pamatai vežimėlį, kada ateina noras, pats organizmas jau paruošia dirba gerą pastojimą. Kiaušialas, tai matot, lytinis ląstelis tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės praeina tam tikrą pasiruošimą keletą savaičių iki pastojimų. Nes jūs žinot, kad mūsų mintis veikia mūsų fiziologinius procesus, tas neginčiamas faktas yra. Tai reiškia, jūsų mintis apie vaikutį keičia lytinių ląstelių, keičia jų pasiruošimą. Jums duoda signalas, kad jau ruoškitės. Moteris be stipraus noro neturėtų pastoti. Nu, jeigu pastoja, kaip sakau, atsitinka tas, priimkite iš karto. Jeigu kūdikis laukiamas, motinai myli, aišku, palaiko glaudų kontaktą, kuris labai reikalingas jo saugumo pojūčiai. Nes mes visi turim savisaugos instinktą įgimtą, vaikutis, kaip visi turim jaustis saugus, taip vaikutis iščiose turi jaustis saugus. Na ir tuo pačiu dėl to, kad mažiau vyktų gimdymo tiek nėštumo, tiek gimdymo komplikacijų. Vaiko, aišku, pasąmonė, ar nesąmoningam protė, mes truputį šiandien apie tai irgi prisiminsim. Susiformuoja meilė aplinkiniam pasauliu.
saugumas, geranoriškumas ir jisai tai, kas susiformuoja pas jį tuo metu, jisai gali perduoti ir kitiems, nes jisai jau tai bus patyręs. To, ko jisai nepatyrė dar pačiam ankstyvam laikotarpį, jisai to nežinos, negalės perduoti kitiems. Jeigu mažylis buvo nelaukiamas, aišku, nėštumas ir gimdymas dažnai būna komplikuoti. Suprantama, dėl ko nelaukiamas, visą laiką moteris galvoja apie tai. O stresiniai hormonai, apie kurias žinot, kortizolis, adrenalinas labai neigiamai veikia tiek vaikučio proto smegenų subrendimui, tiek ir pačiam gimdymui, tiek ir nėštumui. Jūs pažiūrėkit, kas nepasitikėjimas, baimė būti pamestam, viskas, kad jis atrodo atmestas, jisai nelaukiamas buvo. Agresija, polinkis į savižudybę, atvirių erdvių baimė, vienišumas, tamsos naujų žmonių, visko kas naujo baimė. Pats pastojimas dar iki šiol, nors daug jau labai žinoma, bet dar pasilieka labai didelė paslaptis, nes tiesiog ne visi niuansai, tie, kuriuos pastebėjo praktika, ypač rytų medicina, dar mūsų technologijos dar negali išaiškinti. Tai dabar, bet tai, ką išaiškino jau, aš jums ir dabar norėčiau supažindinti būtent su to, kaip jausmai ir mintis veikia būsimą gyvybę suartėjimo metu. Skirtingai nuo senovės mūsų tautos kultūra nėra susikloščiusi šiuo metu tradicijų, nors protėvis pas mus buvo. Buvo, jeigu jūs pasidomėsit mūsų senovės kultūrą, šeimos tradicijas, papročius, tai ten nemažai yra tradicijų, kaip pasiruošti vaikučiai. Didelis šventė namuose buvo, kada pas mergaitę atsirasdavo mėnesinė ir mišias uždirbdavo ir melstavo. Nes tuo metu labai būdavo didelį bėdą, jeigu šeima neturėdavo vaikų. Tai būdavo didelį bėdą. Šeimos gausios būdavo, aišku. Labai žmonės priešindavosi, jeigu moteris kažkokiu tai liaudišku būdu norėdavo atsikratyti mažylio gyvybės. Tai jau tokia pralaukus nepraleisdavo tam tikrą laiką, nes sako, derliaus nebus. O ta, kuri po vestuvių greitai po santuokos vaikų neturėdavo, tai vėl kreivai žiūrėdavo, pykdavo, reiškia, tu specialiai tyčia saugojasi, kad neturėtų. Žmonių toks buvo požiūris. Rytų šalyse iki šių dienų ypatingas dėmesys yra kreipiamas gyvybės pradėjimui. Rytų tradicijos nuo gimimo datos atimami vieni metai ir jie laikomi vaikučių gimimo metai. Kodėl vieni metai, ne 10 mėnesių, tai aš jau jums minėjau, kad dar 2-3 mėnesiai prieš vaikutis ateina, perspėja savo ir dažnai suaugusiai jau tai jaučia, gali jausti. O šiandieniniai Japonijai metai iki pastojimo, iki vaiko pradėjimo dar rūpestingai ištiria sveikatą abiejų tėvų. Sunku pas mus padaryti, niekas nekreipia dėmesio. Nesunku suprasti juk šitą. Ūkininkas norėdamas gauti derlių, taigi paruošė dirba, tikra žodžio prasme, ir niekas negalvoja. Taigi jūsų abiejų kūnai tai ta dirva. Yra juk ir jauni žmonės serga, ir jūs vartojat vaistus, pagaliau reikia žinot, mes čia detaliau pakalbėsim, ko reiktų vengti ir taip toliau, kad sudaryti pačias palankiausias sąlygas mažyliui. Vėl jūs nežinot, bet jūs nekalti ir kenčia dėl to, būdami nenusikaltę, dėl kad jums niekas nieko apie tai nesako, nekalba. Stulbinantis moksliniai tyrimai, pažiūrėkit, ką patvirtina. Emocinis atminties egzistavimo pradėjimo metu. Kokios emocinės būsenos buvo. Pirmoji ląstelė įsimena visą savo pradėjimo aplinkybės. Kaip tai patvirtina? Tyri vaikus mylinčių, laukiančių tėvų, gimusius vaikus, toliau ir augančius. Ir tyri vaikus, kurios moteris buvo išprivartautus, bet pagimdė. Tai suprantate, emocijos buvo skirtingos ties. Ir jos buvo nustatyta dėl to, kad didelis yra poveikis, kokios buvo emocijos tuo metu, to gyvybės susimezgimo metu. Tai reiškia, kad nuo pat gyvybės susimezgimo
jau formuojasi žmogaus asmenybė, jo požiūris į save, požiūris į gyvenimą, požiūris santykiuose su kitais. Senovės kultūros tradicijose, jų kultūros tradicijos visos ypač rytų, taigi yra didžiulė tūkstantmetė patirtis. Labai gaila, kad mes ją ignoruojam. Nu, paprastai pas mus tai priimta. Ką mes nepamatėm per mikroskopą, ką negalėjom pačiupinėti, tas neegzistuoja. Nereikalinga kategoriškai atmesti. Dabar technologijom sudėtingėjant, kuo sudėtingesnis tampa, tuo daugiau, vis daugiau ir daugiau mes patvirtinam tai, ką jie kalbėjo iš patyrimų, iš patirties. Jūs patys gal prisimenate, nesenai buvo seniai laikai, kai mes akupunktūrą, adatų terapiją neįgim ir juokėmės. Čia dabar niekas nesijų, kaip pripažįstamas gydymo būdas ir taip toliau, taip toliau. Kaip suprantame skirtumą tarp paprasto lytinių aktų ir lyčių kūrybos aktų? Skirkime seksą nuo pastojimo, nuo kūrybos. Seksas tai yra seksas. Lygiai taip pat skirkime vaikų darymą nuo kūrybos. Kaip mes dažnai mėgstam sakyti darymą. Pasižiūrėkime kaip. Žmogus, kadangi mes visi homo sapiens, tą net neprieštaravome, aišku, turim suprasti šitą skirtumą ir aišku padaryti viską, kad būtų kuo palankiausia situacija naujos gyvybės susidėsgimui. Pirmiausia, tai didelis reikšmės turi jūsų organizmo paruošimas. Labai didelis reikšmės turi jūsų nuotaika. Jūsų nuotaika, moters nuotaika. Moters nuotaika, kas turi palaikyti? Aišku, vyras, savai suprantama, vyras turi palaikyti ir šeimos nariai. Pirmiausia, nežiūrint tai, kad užtikrina lengvą nėštumą ir gimdymą. Yra tyrimai atlikti, kad moteris, kuri gerai jau optimistai buvo viso nėštumo metu, vaikai fiziškai stipresni gimsta. Nes suprantate, čia koks poveikis yra, kada žmogus pergyvena ten stresiniai hormonai, kada žmogus geros nuotaikos galvos smegenyse endorfinai, palaimės džiaugsmo hormonai gaminasi. Tie, kurie teigiamai veikia vaikučių vystymą. Tai vat juokim. Aš savo besilaukiančius mamoms sakau visuomet, žiūrėkit, nėštumo metu pirmiausiai venkit visų kriminalinių kronikų, aplamai žinių per televiziją nežiūrėkit jo. Ir paskutinį nėštumą, kuo dažniau žiūrėkit komedijas, o paskutinį nėštumo mėnesį kasdien žiūrėkit komedijas. Nežiūrint komedijas, jūs juoksitės, juoko metu gaminasi endorfinai, stiprus nuskausmintas, pažiūrėkit, kaip gamta protingai sugalvoja. Endorfinai. Vidiniai morfinai. Formulė tokia pati kaip morfijaus žinoma narkotiko, tačiau endorfinai 200 kartų stipresni už morfijo. Kaip gamta protingai numatė. Moteris gimdymo metu gali nusiskausminti. Reikalinga viena sąlyga. Sąlyga metu reikia juoktis. Kaip juoksis, jeigu skauda. Vat aš dėl to, matot, va tokio storių knygą ir parašiau dėl to, ką reikia daryti. Ir galima. 25 laiškus moterų, priedai apie šių gimdymas už 25 laiškaitų moterų, kurios pagimdė šitą. Įmanoma, tik reikia suprasti, kaip kažką tai padaryti. Kada suprasit, pamatysit, kad nebūtų. Į vieną bendrą grandį turi būti sujungta viskas, kaip matom. Iki gimdyminis pasiruošimas, ekologinis, natūralus gimdymas, kurį aš propaguoju jau 25 metai, labai sunkiai skinasi kelią pas mus. Natūralus maitinimas, suprantat, pasiklauskit savo, kiek tėvų jūsų išmaitino. Mūsų laikais tai nebuvo tada, žinau, kaip dirbo. Nebuvo akcentų to, čia pieno mišinėlio, virtuvėlis dirbo gerai ir viskas, man niekas neaiškino už tai. Žinot, kaip porą savaičių ir viskas, ir dingsta pienas. Nėra pas mus tokio sąlygų, nebuvo pieno. Jeigu nėra pieno, pas man tai reiškia klaidas jau padaryti. Jūs žinot, pagal pasaulio sveikatos organizaciją, moteris turi iki 3 metų maitinti. Kada vaikas jau pats ateina, paskui jau taip paimų papūkai ir pavalgo ir vėl žalstėja. Aišku, pusės metų esi savo maistą, bet tai užtikrina. Pirmiausia, moterims labai sumažina vėžinių susirgimų skaičių ir taip toliau. Čia ne šiaip savo. O jeigu paskaičiuosi materialinę pusę, tai jau 1000 sutaupysit pinigų, vien neperkant pieno mišinėlį ir taip toliau. Ir tą nesunku padaryti. Ir harmoningo vaiko auginimas, kaip sakiau, intelektinis, fizinis, emocinis.
Kada mes žinosim apie vaikučių vystymąsi detalesnį informaciją apie vaikučių vystymąsi įsčiose, tada aišku mes galėsime žinoti, kaip elgtis ir kokį dėmesį jiems skirti ir kokias priemonės naudoti. Na, turbūt ne visi gali ramiai pridėję ranką prie širdies pasakyti, kad jie viską padarė tą, ką reikėjo padaryti ir, kaip sakiau, nepadarė dėl to, kad jis niekas šito nesakė. Nereikia pamiršti, kad kūdikis paveldį, matot, iš abiejų tėvų visko ne tik gėrį, bet ir daug blogio tiek fizinis, tiek sveikatos požiūrį. Pas vaiką ateina iki 3-4 kartos nueina tai, kas pas jūs yra. Aš dažnai saviškiams besilaukiančius mamos sakau, jeigu abu jūs tamsiai atlaukė, nors dabar sunku moterį supras, kokie iš tikrųjų plaukų, bet jeigu iš tikrųjų nuo prigimties tamsiai atlaukė ir vaikas gims su lininiais plaukais, tai vyrams, ypač sakau, neturėkite jokių blogų minčių. Tuo labiau, žmona buvo dar kur nors į užsienį atostogauti. Su jumoru aš sakau. Dėl ko? Lygiai tokius pačius plaukus pamatysit pas savo tėvukus abu ar pas savo senelius. Tai ateina polinkis iš 3-4 kartos polinkis sirgti kai kuriom lygom. Nosis tokia ar tokia, akys tokius ar tokius, ausis tokius plaukai ir taip toliau. Žinot, jūs tą turbūt. Dėl neteisingo iki gimdyminio pasirišimo reikšmės, aišku, dažnai visuomenės dėmesys sutelktas į motiną ir vaiką po gimdymo. Tai kad dar iki gimdyminės, kaip sakau, pasiruošimo, tikro paruošimo nėra. Bet tada kasgi jau faktiškai jau sveikata susivoja, dabar sveikata faktiškai formuojasi, tai nuo pat, sakyčiau, nuo tėvų sveikatos. Dar vaiko sveikata dar pradeda formuotis, dar jam neužmesgus gyvybę. Nes būtent nuo to, ką jūs duosit nuo pat pirmų dienų ir priklausys jo sveikata. Prisiminkim Vydūno žodžius, ką jis sakė. Užauga žmonės, patiria gimties linkimus ir reikalavimus, klauso jų ir gamina vaikus, bet lyg iš netyčio. Nenumano jie to nuostabumo, kur čia viešpatauja ir dažniausiai nejaučia čia atsakomybės. Prieš 100 metų Vydūnas tai pasakė, ar kas pasikeitė, turbūt nelabai daug kas pasikeitė. Kaip iki šiol mes dažnai sakom, darom vaikus. Kaip matot, kad fiziškai jūs subrendė, tai aš tikiu, bet svarbiausia psichologiškai svarbiausia, aš pasakysiu savo praktikos. Didelė dalis psichologiškai dar nepasiruošę turėti vaikų ir čia kalta mūsų švietimo sistema. Apie tai reikia pradėti kalbėti jau gimnazijose, vidurinio klasėse. Reikia. Prieš keletą dienų Ragovoj dabar čia su tuo paskaitų ciklu važinėjau po Respubliką, čia Sigitą užpainėjau. Tai Ragovoj buvo Ragovos gimnazijoje. Faktiškai dar 2001 ar 2002 metais švietimo ministras buvo ponas Monkevičius, išleido įstatymą lytinis švietimas mokyklose. Nuo 1 klasės, aišku, pagal jų subrendimą, pagal protą. Ir kas man toj programai patiko, vyresnėse klasėse, 10, 11, 12, pasiruošimas tėvystei programa. Temos išdėstytos, viskas, darbo grupės dirba, aišku, atkreipkite, kada buvo, 2000 metais bus. Šiandien jau 14 metai. Niekas nepajudėjo iš vietos. Greitai rinkimai kiti buvo, kitas ministras atėjęs, kitaip mąstyti pradėjo. O taip net gyvename. Galėjom jau senai, kiek būtum išgelbėję jaunų šeimų nuo to per 14 metų. Ne tik tai vidurinės mokyklos, kolegijos, studentai visi turėtų žinoti. Tuo Ragovoj buvo, atvedė šitos 12-okus, visos 12-okus ir 10 klasės mergaitės. Tai dar mergaitės taip kažkaip tai, gal iš prigimties taip santūriau klausėsi bent. Tie, kurie vaikinti 12-okai kikena. Amžius netitinka subrendimo lygį. 18 metų viskas. Lytinis brendimas baigėsi 18 metų. Jie pakvietė dėl to, kad 10-okį vieną praeitais metais pagimdė pas juos. Tai susirūpino.
Tai kalbėti ne prieš tai, kada jų gimdo paauglius, o prieš tai reikia kalbėti. Nu, ne naujiena. Praeitais metais ir Ukmergėje vieną kartą su mano anūku gavo klasę, visi mokinimus pagimdė. Tai buvo mokykla, mes nieko nepamokinkime, reikia gimdyti. Na, reikia kalbėti. Sunku. Direktorius buvo toj pamokai, sako, visiškai nesunku, užtektų vienos pamokos tik tai. 45 minučių, kad elementariai nupaaiškinti. Sueitis. Kyla tokia mintis, pažiūrėkit, kodėl net ir tų pačių tėvų vaikai net gimę, net gali būti ir gimę pamečiui, kodėl jie skiriasi vienas nuo kitų. Jeigu tai žiūrėtų, jeigu tai būtų vien tik tai biologinis procesas, tai turėtų vaikai vienodi būti tiesiai. Deja, jie būna kaip taisyklė. Dėl to, kad abu vaikai buvo pradėti skirtingų tėvų metu pojūčiuose, mintyse. Tai mintis ir jausmai suartėjimo metu abiejų vaikų buvo skirtingi. Kol mes nesuvokėme ir kol kas mes nematome ryšį, kokias vyksta pas mus visuomenėje, tas smurtas ir žiaurumai ir visa kita, prieš tai nesusijęm su tai, kas vyksta prieš užmesgant gyvybę. Skundžiamės, kad vaikai pas mus ne tokie, kokie turėtų būti, ir šiurkštus, ir žiaurus. Jeigu prisiminsim kai kurias kronikas mūsų kriminalinės, tai aišku, dažniausiai vis dėlto dabar patvirtina, kad žmonių būklė prieš pradedant šitus. Nuotaikos, siekiai, mintis, emocijos, viskas, kas tuo metu vyksta tėvų sąmonė, gali turėti liūdnų pasekmių. Kaip aš sakiau, kaip tas kongresas patvirtino, gali pasaulyje ateiti labai žmogus agresyvus, kuris ne tik tai šeimai, gali visuomenėje pridaryti bėdos. Pastaruoju metu naujausiuose žmogaus psichikos charakterių būdų darbuose minima ne tik psichinė kūno trauma. Mes nekalbam, mes daugiau kalbam apie fizinę, kurią mes matom, gal jinai skaudesnė yra, apie psichinę mes nekalbam. Bet vis daugiau pradedama kalbėti apie mažylių pradėjimo traumą. O pradėjimo traumą gali sukelti, pažiūrėkit kas. Moteris pastojo, kad būtų išsaugota šeima. Nu, netoks jau retas turbūt atvejis, pasitaiko. Kūdikis buvo pradėtas šeimyninių konfliktų metu, nu, kad susitaikė. Diena barėsi, vakare pasimylėjo, susitaikė. Užsimezgė. Tėvai pradėjimo metu fiziškai ir emociškai nebuvo sveiki. Dažnas, gyvenimiškas. O dabar truputį pralinksminsiu aš jūs. Pažiūrėkit, kaip tėvai atsakė į klausimą, kodėl jūs panorite turėti vaikų. Tyrimų duomenys. Toks jau gyvenimas, juk aš ištekėjau. Aš myliu vaikus ir noriu jų turėti. Vyras nenorėjo, bet aš labai norėjau. Jau turiu 3 mergaitės, dabar reikia berniukų. Pažiūrėkit, kaip sprendžiami, ne vaiko klausimai, visi kiti mano asmeniniai ten šeimos. Nežinau, dėl ko čia paskui. Nelabai norėjau vaikų, bet kad jau gimė, tai ką padarysi, nu, reikia auginti. Kad sustiprėtų santuoka, viena iš, pasakyčiau, iš nelabai retai pasitaiko. Kad nesijausčiau tokia vieniša. Tai nesusipratimas ir klaida. Žmona norėjo mergaitės, aš berniukų gimė mergaitė, tiek to aš ją myliu. Nu ką padarysi, jau gimė mergaitė. Moteris be vaikų, ne moteris. Rimti žmonės, sakė tėvai atsako. Ką vaikai, jų laukiami vaikai, kokius klausimus sprendė? Jų visus buitinės klausimus sprendė. Lytinių ląstelių perduodama paveldima informacija, kaip matote, aš sakiau, ne tik iš tėvų, bet ir iš eilės kartų. Ir ta informacija gali persiduoti ir per jūsų vaikus dar kitoms kartoms. Pastojimo metas. Kada jau jūs nusprendžiat turėti vaikų, tai būtų labai gerai, kad tai įvyktų tam tikrų laikų. Nu, žinot, pirmiausia, reikėtų teoriškai atsiskaičiuoti. Žinot formulę, nuo paskutinių mėnesinių, nuo paskutinių mėnesinių pirmos dienos jūs atima 3 mėnesius ir pridedat 7 dienas. Jūs gaunat 40 savaičių. Tai yra gimdymo data. Pasižiūrėkit, kokio laikotarpio ten. Ar mokslas, gal mokslai ten, nu, komandiruotis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tas labai. Mokslas, žinokit, ir nėštumas nesiderina. Nesiderina. Nors daug mūsų moterų, ir bakalaurus, ir magistrus, ir visokio mūsų moteris taip ir jo. Nereikia, dėl to nereikia. Turės daug problemų su vaikučiu.
Turėkite omeny, kad vaikutis laiko kartu su jumis ir įskaitas, ir egzaminus kartu laiko. Mūsų tai, jūsų suaugusių, tai jau smegenys subrendė, jo tai dar vystosi. Kam jam tokia psichinė trauma didelė suteikia? Nu, bet jie nekalti, niekas neperspėjo. Mokymosi metu dar institutė, kaip mokiausi, mūsų dekanas buvo profesorius Sadauskas, akušeris ginekologas. Tai pamatydavau studentę su pilvuku, iš karto akademinis atostogas, sako, baigsi sekančiais metais, norėsi ar kitais baigsi instituto, dabar galvok apie vaikų. Teisingai, specialistai žinojo, ką tai reikia. Bet reikėjo aiškinti tada kitiems, kad prieš tai, kad nepastotų. Mokyklos ir taip toliau. Visą tai reikia, aišku, kaip matot, kaip sakiau, dėl daugelio priežasčių. Dėl sesijos, diplomų, komandiruotės, gyvenamosios vietos pakeitimas labai veikia. Ir taip toliau. Užsienyje labai kreipia dėmesį, nerekomenduoja nėštumo metu, gimdymo metu, paskutiniam dienom pereiti į naują butą, sakykime, tą namą statosi ar dar kažkur tai gyvenamą vietą pakeisti. Aišku, didelis, džiaugsmingas, gal stresas, bet vis tiek stresas. Kai kurie gydytojai rekomenduoja pastojimą rugpjūčio rugsėjo mėnesiais. Dėl ko? Na, vasarą mūsų jau daržovės, vaisiai, taip toliau organizmas gerai aprūpintas natūraliom medžiagom, o ne chemikalais. Nu ir be to, poilsis. Na, žinot, kad vyrams, matot, rekomenduojama maždaug savaitę susilaikyti prieš pastojant, kad daugiau šitų lytinių ląstelių, mano gražiai vadinamų džentelmenų, kad daugiau būtų. Nu, pats palankiausias ciklas, tai yra laikas pastoti, žinot, 28 ciklo vidurys. Labai gerai, nuo senų laikų, matau, vaiko gyvybė, kad poilsiauti gražioje aplinkoje, tai yra išorinis poveikis. Dėl ko buvo sugalvotas pavestuvinis kelionė? Mes nesuprantam. Daugelis prisilaiko šito principų. Užsienyje, kai kurio šaliai patrytų šalis. Neulevoja 2-3 dienas, kaip pas mus vestuvės yra. Susitokė, papietavo, šeima iš karto išvažiavo po vestuvinį kelionę, nu, jie planuoja, aišku, užmėgsti gyvybę. Nes jie žinojo, kad jau nuo aplinkos, nes kiniečiai nėščias moteris laikydavo gražioje aplinkoje, nes žinojo, tai praktika patvirtino, kad kada moteris stebi į gražius objektus, į bet ką gražaus, vaikutis fiziškai stipresnis ir sveikesnis gimsta. Užtat jos laikydavo gražioje aplinkoje, kur kalnai, miškai, upeliai ir taip toliau, nu mes pasvajoti galime. O moteris pas mus dirba iki nėštumo pabaigos. Neblogai dalykų kartais. Mūsų medicina dėja neskiria moters sveikatai prieš pastojimą. O tą reikėtų patikrinti. Mes žinom, kad ir jauni žmonės serga. Tuo labiau, kad pati naujausia literatūra pateikia, va tą matot, kaip aš sakiau, 90 dienų kritinį laikotarpį. Nes būtent dauguma defektų, nes visi įgimti susirgimai pas vaikutį atsiranda pirmą trimestrą tik taip. Per pirmą trimestrą, kur formuojasi vaikučių organai. O paskui jau sekantis trimestrai jau tie organai tobulėja, kad atliktų savo funkcijas. Tai va, kad išvengti ypač 17-56 dienos, kada moteris dar gali nežinoti, kad jinai neiščia. Kam būsimam vaikui naudingi veiks, kodėl prieš pastojimą? Tuo metu galima savo visą buitį gyvenimą peržiūrėti. Tuo mes pakalbėsime apie rūkymą, apie alkoholį vartojimą ir taip toliau ir atitinkamai, suapvalinus visą tai sveiko gyvenimo būdą, kad mes galėtumėm įgyveninti. Tyrimai parodė, kad moterims, kurios patiria kasdieninį stresą, sumažėja galimybė subrandinti kiaušialąsčių, o vyrams gali mažėti lytinių ląstelių gamybos ir lytinis potraukis. Nekalbant apie tai, kad didelį poveikį vaikučių jau pastojimai ir pačiam vystymuisi yra. Čia aš šitoje knygoje visą skyrių paskyriau apie tai, ką vaikutis jaučia, jeigu moteris patiria stresą nėštumo metu. Didelis dalykas, reikia apie tai žinoti. Kartais pirmas bandymas nepavyksta, moteris laukia vaikučio, tačiau, persileido
dažnai persidenčia dėl to, kad pati gamta, kaip sako, sutvarko. Jeigu blogai gemalas vystosi, pati gamta organizmas atmeta jį. Bet kartais persidenčia dėl išorinius faktorių, išorinių dėl kažkokių galbūt neišaiškintų ligų, arba besivystantis dar, kaip sako, dar žūsta iščiuose. Nereikia iš karto pastoti vėl. Moteris, kad nuraminti šitą širdgėlą, stengiasi po to artimiausiu metu vėl pastoti. Jokių būdų šito nedarykit ir savo artimiesiems pasakyti. Minimum reikalinga maždaug iki pusės metų pertrauką, kad nurimtų. Negalim iš tokių įtemptoj būsenoj vėl pastoti. Jos nesupranta, tiesiog jos nori nusiraminti. Širdgėla didelė ir taip toliau, bet vėl gali sukelti labai didelis bėdos būsimam vaikučiui. Nusiraminti reikalinga. Turint omeny, kad beveik kas antras persileidimas gali būti dėl to, kad blogai vystysi pats organizmas. Tai čia nereikia dėl to ypatingai pergyventi. Kenksmingi faktoriai, pasižiūrėkim dabar visi. Tarp 17-56 dienos po pastojimo pradeda formuoti smegenys. Kurios labai jautrios, bet ką. Tyrimai įrodė, kad visų kvėpavimo lygų, infekcijų plaučių lygų, astmos didesnis pavojus, kada moteris rūko. Rūkančio vyro skaičius mūsų pagal mūsų statistiką stabilizavosi ir turi tendenciją mažėti. Moterų rūkančio sparčiai didėja. Tai mes patys turbūt matome. Aplamai turime. Rūkantis vyrai turi mažesnį sperminių spermatozoidų kiekį, sumažėjusi jų aktyvumą ir padidėjusi pakenktų. Jie gali būti pakenkti, bet jie gali apvaisinti net sveiką kiaušialąstį. Tie, kurie žūsta, tai jau žūsta, bet pakenkėti gali vaikas sveikas. Aišku, jis tom visom kvėpavimo lygom, aišku, didesnį polinkį turi jisai. Ir matot, kas yra dar? Nustatytas ryšys tarp vyrų rūkimų prie nerūkančios moteris. Tai yra, kada vadinamas tas pasyvus rūkimas su didesniais, dažnesniais vaiko smegenų augliais. Vyrai turėkit, nerūkykit prie žmonių, o moteris turėkit perspėkit iš savo kolegas, jeigu darbe prie jūsų rūko ir taip toliau, kurie nesupranta. Vyrai privalo nustoti rūkyti nuo 3 iki 6 mėnesių iki gyvybės pradėjimo. Nes sperminiai kas 90 dienų atsinaujina. Jų, dievulis nors vienoje vietoje mums padėjo truputį. Kas 90 dienų atsiranda nauji. Iš vis rūkyti aiškiai nebūtų, bet jeigu rūkote, sakau, moteris iš vis neturi cigaretės. Nes mergaitė gimsta jau su kiaušialąstėm. Jis turi nuo 700 tūkstančių iki 2 milijonų kiaušialąsčių. Jau gimusi mergaitė. Ir jos pasilieka kiaušialąstis ramybės būsenai iki subrendimų, iki pirmųjų mėnesinių. Žinot, pirmus mėnesinius rodė, kad subręsta vieną kiaušialąstį ir per visą savo vaisingumo laikotarpį subrandina moteris iki 400 kiaušialąsčių. Pagalvokit, iki 400 gyvybių jūs gali duoti, kiek jūs duodat. Užsienį tas, žinot, kad užsienį prekiauja kiaušialąstį. Parduoda tiem, kas neturi. Tai čia šiuo atveju jau jokios kalbos negali būti, nes kiaušialąstis tiek vyro lytinis ląstelės, tiek moterų, į bet ką, ir į alkoholį, ir į rūkymą, ir į nikotiną, ir į narkotikus, tai mes būsim labai jautrūs. Esant pasyviam rūkymui, tai yra kada prie jūsų rūkymų, padidėja priešlaikinių gimdymų skaičius. Vaikai gimsta mažesnių svorių, čia dėl savos problemos yra, padidėja staigios kūdikių mirties. Yra toks sindromas, staigi kūdikių mirties. Alkoholis. Paskutinis 3 mėnesius prieš bandymą pastoti, prieš planuojant, moterims būtina sumažinti alkoholio vartojimą iki 1 dozės per dieną, to aš pasakysiu, kas tas dozės. Ir būtina visiškai nutraukti vartojimą 2 savaitės iki bandymo pastoti. Va dozės kokios. Nelabai vyrai, tai čia ne dėžėm gerti alus, tik tai 3,30, baltas raudonas vynas, taurė, degtinė brendis 45, lygeris portfeilis 90. Čia jau, kaip sako, nepasišakosi labai. Nustatyta, kad pas reguliariai alkoholį vartojančių vyrų žmonas gali gimti mažesnį svorį. Žmona visiškai prisilaiko, bet vyrai gimsta mažesnį. Vyrams rekomenduojama apriboti alkoholio vartojimą iki 1-2 dozių per dieną 3-4 mėnesį prieš pastojimą.
Ir va, matai. Po buteliuką tik mažą alaus išgerti, nebūtinės. Kaip sakiau, lytinių ląstelių labai laikyti. Nėščios moterims nerekomenduojam vartoti alkoholį visų nėštumo metu. Nors prisimenat turbūt, kad mes neturėjom vaisto ir tuo metu net, kada moteris guldydavo į ligoninę dėl grėsinčių priešlaikinių gimdymo, kada jausdavo skausmus. Liepdavom visuomet konjako butelį atsinešti. Tai pasižiūrėdavo taip į akis kaip ausą. Tai visuomet sakydavo, savo, ne man čia, bet savo. Ir duodam buvo toks gydymas, konjakas, po vieną valgomą šaukštą 3 kartus dienoj po valgio. Vienas valgomas šaukštas 25 gramų. Spazmus nuimtų. Geresnė išeitis iš blogybių, arba gali persileisti prieš tai pagimdyti vaiką negyvus turėti, ar, gal ir neturės, gal ir neturės, nežinot, kai kur praeina, ten ir vaikučiai praeina. Bet 25 gramai, tai nedušinė stiklinė, kaip kas mėgsta. Ir tas nėščioms, nes, kaip matot, alkoholinį sindromą, tai yra, kada moteris alkoholį vartoja nėštumo metu, pas vaiką vystosi alkoholinis sindromas. Na, kitais žodžiais, liaudiškai žodžiais tariant, tai yra, žinot, kas po gero valios būna. Ką jaučiat? Tai vaikutis tą jaučia. Tai padidėjo, matot, alkoholinio sindromo procentas padidėjo 6 kartus per paskutiniuosius metus. Net ir nedidelis alkoholio kiekis gali padidinti persileidimų pavojų, sutrikdo gebėjimą mokytis, suprantant, kad gali į smegenis patenka. Dėmesio deficitas sukelia hiperaktyvumą, augimo protinio vystymosi sulėtėjimą. Matot, viskas, kas susijęs su smegenimis. Tyrimai parodė, kad moterims, kurios vartoja vidutiniškai 1 alkoholio dozę per savaitę nėštumo metu, vaikai 3 kartus dažniau išreiškia agresyvumą 6-7 mėnesių amžių, 7 metų amžių. 1 dozė, nedaug, buteliukas per savaitę. Narkotikai, nepriklausomai to, kokius vartoja, tai labai didelį poveikį turi, nes ilgai išsilaiko dar narkotikai. Narkotikų vartojimas žymiai padidina įgimtų defektų, nėštumo komplikacijų. Ypatingai didelį neigiamą poveikį turi vaiko širdies, skrandžio, žarnyno, inkstų sistemų, dažnesni priešlaikiniai gimdymai, kraujo išsiliejimas į smegenis vadinamas insultai ir staigių mirčių kiekis. Turint omeny mūsų net mokyklas ir taip toliau, kaip dabar tas vartoja. Marihuanos, kanapių ekstraktų poveikis įsperna pirmšalis atsilaiko mėnesį nuo paskutinio suvartojimo. Pasyvus rūkymas taip pat veikia, kada tik tai galima buvo uostyti. Sumažina pastojimo galimybę. Vyrams lytinių hormonų vadinamo testosterono kiekis sumažėja, seksualinis potraukis, lytinių ląstelių kokybė. Ir kofeinas pasirodo irgi, kaip matot. Skaitoma, kad leistina dozė 100 gramų, tai yra 2 puodeliai per dieną moteriai tiek besilaukiančiai pastoti, tiek ir nėštumo metu. Vyrams galima 1 puodelį daugiau. Nuo viršijančių 300 mg jau gali pavojus. Žinot, kad kofeinas, tai laisvai nenusipirksi, jis stiprus širdies stimuliatorius, labai irgi laisvai praeina pro placentą pas vaikutį. Nuo senų laikų moterims buvo teigiama, kad gimdymą gydė kančios, tai Biblija rašė, kad reikia tą pirmykštę nuodėmę dar ištirpinėti jums moterims, apie kurią jūs nenorit prasitarti, niekuomet jo, kokia čia pirmykštė nuodėmė buvo. Todėl ir į galvą neateina mintis, kad galima gimdyti be skausmų. Tačiau kai kurios moteris daugiau pasigilinė į tai, kad gimdymas normalus fiziologinis procesas, tai ne liga yra. Ir išsiaiškina, dėl ko atsiranda tas skausmas, jos pasiruošia atmesti tą seną požiūrį. Aišku, viskas priklauso nuo to, kada moteris ateina, kada pradeda ruoštis gimdymui. O čia jūs gydytojai dažnai suklaidina, rekomenduoja pradėti ruoštis jau, laikyti kursus, kuo vėliau prieš gimdymą, kad nepamirštų. O tada tik tai išklausot, kaip gimdo, bet jau nebelieka laiko pasiruošti.
gimdymo pasiruošimas, gimdymui turi nuo 1 trimestro, jeigu taip jau, grubiai sakyti, faktiškai, tai dar per anksčiau turėti, jeigu apie sveikatą, turėti, mes kalbėjome, bet faktiškai jau pasiruošimas gimdymui 1 trimestrą turi. 1 trimestrą. Tai tik po 25 metų į vieną kitą jau po truputį, nes aš visiems savo grupiai besilaukiančiam sakau, perduokit kitiems, jeigu sakysiu, nupimti, ateiti, tik taip po truputį pradeda didėti, jau dabar ko anksčiau atėjo. Pavėlis. Kiek iki 25 metų. Sėkmės pavyzdys yra moteris, kuriams pavyksta išsiaiškinti, suprasti to natūralaus gimdymo metodiką ir, aišku, atmesti tą seną seniai supratimą apie gimdymo kančias. Dėl ko mes apie tai kalbame? Čia ne tik mados reikalas. Gimdymą, tai, ką vaikutis patiria gimdymo metu, jo gali nulemti tolimesnį gyvenimą. Čia aš savo knygoje prašau, tokius yra 4 likimo matricos amerikiečių psichoanalitiko. Kokias pasiekmes vaikučiai visam gyvenimui žmogui palieka, ką jis patiria nėštumo metu, gimdymo metu ir pirmom minutėm, pirmom valandom po gimdymo. Čia yra faktai, kai kurios psichologų pas mus nėra moterų konsultacijose, niekas apie tai nekalba, gydytojai tai nesidavė šiandien, nes mes gydytojai, žodžiu gydyti, kas gaunasi. Todėl čia ne šiaip savo, mes kalbam apie tai, kad vaikučių, ne tik jums, bet ir vaikučiai šitas procesas būtų nepriimtų, sakyk, tsunami arba kažkokius košmarus. Viskas, aišku, priklauso nuo to nėštumo laiko, kada moteris ateina į seminarus, susipažįsta su to. Visas gimdymo sėkmės, tarp jų lengvas gimdymas prasideda nuo minties apie tai. Atsiranda mintis, reikia, aš noriu gimdyti. Paskui motyvacija, dėl ko, ir paskui veiksmai yra. Veiksmai, visi 10 žingsnių veiksmų pabaigoje prašyti. Gal kas susidūrė, čia nauja metodika, girdėjai turbūt, gal kas prašė apie neurolingvistinį programavimą, toks yra, kuris plačiai neurolingvistinį programavimo metodiką vartojama visam profesionaliam versle, jo metodiką naudojama. Bet kur tinka metodika. Čia šiuo atveju mes panaudojame šitą gimdymą, labai pasirodo efektyviai. Ir aišku, galima, kaip matot, tikrai. Ir kuo daugiau atsiras moterų, tuo daugiau, aišku, pas mus sveikesnių vaikučių gims. Deja, nemažai gydytojų dar nesupranta pasiruošimų gimdymui reikšmės, neskatina moterų lankyti kursų. Aš pastoviai kiekvieną grupę paklausiau, kurioms iš jūsų aplamai rekomendavo lankytis kursų pasiruošimų. Tai vienas kitas, dvi rankų pakėlės. Reikia pačiom, matot, jeigu kiti nesirūpina, reikia pačioms reikia. Dažniausiai mes kalbam apie, ką jūs žinot, apie gimdymo nuskausmą, pačios moteris. Kas ir 21 amžius, kam čia kentėti, aišku, kentėti nereikia. Bet gimdymo nuskausminimas tai jau pasiekmės šalinimas, bet ne priežasties. Kaip tik vakar jau buvau Seime surengta, negalėjau važiuoti, nes jau čia toks krūvis yra, kad pradėjau svarstyti jau aukštesniam lygyje, pradėjau sakyti, kad jau Cezario pjūvis 26%, kas 4 moterį jau sveika, jau moteris operuoja. Baisu jau, baisu. Dalis Italijoje eina, aišku, pačios moteris susisako. Aišku, kas pas mus neįteisinta, bet dar užsienio kai kuriuose šalyse įteisinta pas mus. Daugiau priežasčių yra. O išvada tai, kad nepakankama informacija, galiu pasakyti. Ta moteris, kuri jau ragina ir nori, prašo Cezario pjūvio, gali iš anksto pasakyti, kad šioje srityje mažas išprosimas, šio klausimo. Nes jeigu žinotų daugiau, suprastų, ir to nedarytų. Nes čia ir lygos, ir psichologinis, ir fizinis lygos. Lengva padaryti, kad 30 minučių, aišku, tai ne 10-12 valandų gimdyti, bet reikia apie vaiką. Ką padarysim? Kiekviena nuomonė yra gerbtina, bet yra neteisinga, bet čia kitas klausimas.
Kai pasaulio civilizuotų išlaidysiu, praktiškai nesvarstamas klausimas, ar reikia ruoštis, ar ne, ten svarstamas tik tai metodikus, kuri metodika yra efektyvesnė. Yra įrodyta, kad lengviau, greičiau gimdo, sveikesnius vaikus gimdo. Nu, bet kokį darbą dirb, žinodamas, tai jį geriau padarysi, čia aiškinti nereikalinga. Gimdymas tai vizija, kuri priklauso nuo to, kokios savo asmenybės brendimo laipsnių yra šeima, tai yra jinai pasiruošusi, žino, kas jos laukia prieš kurdama gyvybę. Ir aišku, kuo atsakingesnis, tuo vaikutis bus sveikesnis. Dabar perinam į antrą dalį, stengsis kuo greičiau. Čia labai įdomu bus. Ant ko žemesnė evoliucijos laiptelio organizmas, aišku, jo to menkiau išvystytą sistemą ir taip mes elgiamės daugiau pagal užprogramuotą šabloną, tai pagal instinktus. Žinot, instinktai pas mus yra labai net žysti ir daugelis kitų. Pulsas, kraujo spaudimas, temperatūra užprogramuoti instinktai. Nors, kaip žinot, jogai, tai galima net reguliuoja net pulsų dažnumą ir taip. Gyvybės pradėjimas ir nėštumas yra tiek motinos, tiek ir tėvų rūpestis. Kaip sakoma, nors vaiką nešioja motina, tačiau tėvas per motiną veikia jį. Yra didelį tėvų įtaka tolimesnėme vaiko gyvenime, ypač charakterio stipriosiams savybėms. Matot, kas buvo atliktas tyrimas. Jeigu jauni žmonės nuo mažens slegia sunkus problemas dėl charakterio silpnumo, jie kaip taisyklė mažiau gerbė tėvą, dėl ko, kadangi matomai dar augimo periodai jisai negavo, mažas kontaktas su tėvu buvo ir jisai neperėmė iš tėvo, iš vyro, būdingas vyrui savybės. Nes laukdamas berniukas šeimoje kopijuoja, kaip taisyklė, tėvo, elgesį tėvo taktiką. Mergaitė kopijuoja mamos savo. Atliktas tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad tėčio požiūris į vaiko atėjimą tiesiogiai veikia vaiko psichinį vystymąsi. Pas moteris jau mato, kaip aš sakiau, vežimėlį, daug mamų su vežimėliu, mes, kaip sakau, pasiliekam dar bernystės laikotarpį. Ir jeigu pastoja, tai aišku, šeimose gali įvykti jau kažkokie tai nesutarimai. Tyrimas parodė, kad tų vaikų, kurių tėčiai nenorėjo, psichinis vystymasis pirmaisiais gyvenimo metais yra lėtesnis nei lauktų vaikų. Dėl ko? Vėl dėl tų pačių, dėl to, kad šeimoje nesutarimų kyla. Įrodyta, kad negimęs mažylis dargi jaučia, ar jis tėvo laukiamas ar ne. Jei vyras nelaukia, pastarajam gimus šeimoje kyla konflikto, aišku, moteris sulaukia mažiau emocinių palaikymų, kas jai būtina labai tuo metu, o jos emocijos vaikutis ypač jautriai reaguoja. Nuo to kenčia, aišku, jo psichinis vystymas. Aišku, reiktų svarstyti ne tik tai, kad tėvas daro, bet ką reiškia būti tėvu. Žinot, tą tyrimą atliktą UNICEF organizacijos tarptautinės, kuri rūpinasi vaikais visam pasauliu. Bet Lietuvoje tėvai vidutiniškai 7 minutės per dieną skiria su vaiku. Atliktas tyrimas 24 pasaulio šalyse, mes garbingą kaip visuomet vietą užėmėme. Labai gerai pastebėjimas tam tyrimui. Jeigu žmonės išvesdami šunis į lauką pavedžioti kelis kartus daugiau laiko jiems skiria negu kad vaikui, tai reiktų pagalvoti apie tai, ką jie galvoja ne taip. Ką jie daro? Ar ne taip? Turbūt šunim vedžiodami ilgiau vežiojame. Per 7 minutės, aišku, vaikas nelabai daug ką pasisems. Tėvų sąmoningumas ir pozityvus nusiteikimas leis kūdikiui būti protingesniam. Skirkime 2 sąvokas – turėti vaiką ir būti mama. Kiekvienai grupiai, kiekvienai šeimai duoda lapelį užrašyti pažymį. Ar suprantat šitą sąvoką? Turėti vaiką ir būti mama. Pagalvokit gerai. Atsakymą nesakysiu. Tik tai pasakysiu tą, kas iš pavieniai teisingai supranta šitą sąvoką. Jeigu nelabai gerai dar žiūrėti, atmeskit antrą žodį, kad jums aiškiau būtų. Ką reiškia turėti, ką reiškia būti. Gal aiškiau pasidaryti.
Kūdikių besilaukiančių tėvų elgesys toks pats svarbus kaip ir genetinis faktorius. Nors genas valdo, patirtis paveldėjimas, tačiau gyvenant įgyta tam tikroje aplinkoje. Yra didelis skirtumas, ar būna pradėti mylinčių, ar skubinčių, nekenčiančių tėvų, kaip mes jau žiūrėjome. Šiuolaikiniai tėvai turi galimybę pasirinkti, dar kad prieš gimstant kūdikiui atsisakyti tokio elgesio, kurie gali pakenkti vaikučiui ir gali perduoti jiems netinkamas programas. Kokios tos pasąmoninės programos? Jūs dabar pasižiūrėkite. Sąmoningas protas atsako už pažintinį mąstymą, tačiau jisai tai, ką mes mąstome, tačiau jisai tik tai kontroliuoja viso labo 5%. 95% viso labo mūsų vaikui vadovauja pasąmonė, yra nesąmoningas protas. Ir mes tai pažiūrėsim, kaip tas nesąmoningas protas, kaip jisai kaupiasi pas mūsų vaikus yra. Jisai nematoma. Kad jums aiškiau būtų suprasti, mes, kada mokėmės vairuoti, mes galvojam, žiūrėti, kokie perjung pavarą, kaip ir ženklų žiūrėdami ir taip toliau. Kada išmokam, dabar važiuojam ir klausom ir šnekam, viską dirbam, tai vadovauja mums nesąmoningas protas. Kada mokėmės, vadovavo sąmoningas, nes galvojam, ką atlikti. A kaip jau įgūdis atsirado, jau vadovauja autopilotas, kaip sako. Autopilotas vadovauja. Bet tas autopilotas visoks gali būti. Mes pasižiūrėsim. Visą likimą iš tikrųjų lemia įrašytos programos pas mus. Tai įpročiai, kurie išsivystė iš instinktų, tai čia gamta davė ir iš įvairių gyvenimo potyrių, tai ką mes patyrėm gyvendami. Ir aišku, apie motinos emocinę būklę, kada atsibūda įščiuose. Pačios stipriausios tos pasąmoninės programos buvo tos, kurios įrašytos pirmosios. O jos buvo nuo motinos nėštumo pradžios iki maždaug 6 metų amžiaus. Vaikas įrašo nenagrinėdamas, neanalizuodamas viską, ką jisai mato, ką jisai girdė. Nes protas pas jį pradeda analizuoti nuo 6 metų tik tai. Tai jūs galite įsivaizduoti iki 6 metų, ką vaikas kiek gali sukaupti neigiamus informacijos. Mes to perėsim, aš dar geriau suprasti. Matot, kaip dabar paskutiniu metu mokslas kaip įrodė. Nėštumo metu motina vaisiui teikia ne tik maistą, aišku, visi jos nuotaikos, nuo nuotaikos biologiškai aktyvius medžiagus taip pat pereina placentos barjerai tokie ir jisai jaučia tą patį, ką ir mama. Jie daro įtaką vaisius fiziologijai bei raidai. Motina džiaugiasi vaisius, jeigu nerimauja ir jisai nerimauja kartu. Vaisiaus smegenys įsimena viską, ką jis patiria būdamas įščiuose. Faktiškai jau kai gimsta jo dalis asmenybės jau yra susiformavusi. Iki 2 metų amžiaus vaikai išgyvena didžiausius pokyčius plastiškus. Kai formuojasi naujos smegenų sistemos iki 2 metų. Veikiami stimulacijos, tai yra mūsų elgesio su juo ir tai, ką jisai mato aplinkui, smegenys atitinkamą pamatinę formą įgauna. Pažiūrėkime, kame čia reikalas. Pas mus žinot, kad yra du smegenų pusrutuliai, dešinysis ir kairysis. Pažiūrėkite, kas pas mažus vaikus. Tik tai pradžioj veikia dešinysis. Čia yra kas? Vaizduoti, fantazijos, sakyti, muzika. A čia logika, mąstymas, apskaičiavimai. Tai čia vaizduoti visas teisai, kol kas pas jį kairysis pusrutulis neįsivystęs, jisai priima, pasižiūrėkit. Dar išgyvena intensyviai, o kairysis dar tik tai rengiasi išgyventi. O kokios jo funkcijos? Matot, jisai priima, apdoroja neverbalinės regimasias, neverbalinės reiškia ne žodžių. Tai jisai įsimena tai, ką jisai mato aplinkui, tame tarpe ir mamos veidą, ir kalbos toną, kokiu kalbos tonu mama kalbasi. Ką pirmieji metai, kas pas jį užfiksuoja. Vėl reikia atkreipti tai dėmesį, kokią jisai gauna informaciją. Dešinio pusrutulio intensyvaus augimo laikotarpis, nuo gimimo 2 metų šios funkcijos išgyvena kritinius laikotarpius. O kairysis pusrutulys jau apdoroja verbalinius, tai ką kalba ir jų prasme žodžius. Jau kad nesąmoningai apdoroja, bet tai jau būna vėliau. O pirmosius 2 kūdikių gyvenimo metus dažnai motina neverbališkai paguldikuoja, nes jisai, kad ir kalbėdama, bet jisai nepriima, nesupranta dar tos kalbos. Jisai tik tai jo žiūri emocijas, jos išraišką veido ir į balsų toną. Ir iš tų 2 metų ypač kritiškai yra metai nuo metų iki 1,5 metų, va šitas laikotarpis.
bendravimui. Tuo metu formuojasi smegenų jungtis leidžiančios vaikui išlaikyti žmogišką prisirišimą ir valdyti emocijas. Nuo metų iki 1,5 metų pas vaiką formuojasi va šitos funkcijos. Prisirišimas ir emocijų valdymas. Šio kūdikio emociniai raidai ir prisirišimai esminiu laikotarpiu motina nuolatos moko vaiką per emocijas. Per emocijas ir daro tai, pasitelkdama, kaip sakoma, tik tai kalbos toną ir gestus. Tam, kad pažintų ir galėtų valdyti emocijas ir užmėgsti santykius, aišku, šito kritinio laikotarpio reikalingai ne vieną kartą stovėti. Čia yra kartuojamas tas 100 kartų, kol įsitvirtina. Vaikams, kurie ankstyvųjų kritinių laikotarpių neteko motinos priežiūros, būdingas savybės jau gydytojai pastebėjo, psichologai pastebėjo anksčiau, negu kad buvo moksliniai įrodymai. Antrojo pasaulinio karo metais buvo tirti kūdikiai, kurias motinos augino kalėjimus ir nuteistos paauglės. Žemo intelekto, aišku, neturėjo jokių įgūdžių, bet jos vienintelį privalumą turėjo, jos galėjo kasdien bendrauti. Ir lygino su oficialiom įstaigom vaikų vystymusi, kur 7 vaikams tekdavo viena sesutė. Kontaktas su vaikais, supranta, ten mama ir su vaiku vėl, nežiūrint, kad jinai ir žemo intelekto, o čia viena sesutė 6. Ir kas pasirodė? Pamestinukai nustodavo vystytis intelektualiai, negalėjo suvaldyti savo emocijų. Per mažas dėmesys buvo. Viena sesutė 7 negalėdavo. Jiems buvo būdingus išsijungimo būsenos, kuomet jie galutinai praranda viltį susigrąžinti prarastą motiną ir ypač nereaguodavo, kad norėdavo jos apkabinti ir pamiloti. Buvo manoma, kad per tos pirmosius metus išgyventi šitie tokie kritiški pojūčiai vėliau žmogui augant išnyksta, tačiau dėja pasirodė ne, kada žmogus jau suaugęs papuola į panašią būseną, vėl atsigamina jam tai per tos pirmosius metus patirti prisiminimai. Ir padaro žmogaus gyvenimą jau kankinantį, pats nesupranta, kame čia reikia, kad jis dar neprisimena, kas su juo buvo. Tokie žmonės suaugusiame amžiuje sapnuose aplanko mintis, juk ieško kažkokio neapibrėžto objekto, galbūt žaislo, arba ta žaislas, suprantat, kas čia slepiasi. Motinos nebuvimas. 20 amžiaus pradžioje net žymiausi pasaulio mokslininkai teigia, kad traumą patyrusių žmogaus smegenys atsikurti negali. Tačiau dabar viskas pasikeitė, kada buvo atrastos kamieninės ląstelės. Jūs apie kamieninės ląstelės turbūt girdėjote, bet aš nežinau, Ukmergės ligoninė Rima ar ne, nes dabar kamieninių ląstelių bankas vienintelis yra Vilniuje, vienintelis Pabaltyje. Įmamas taip pat po gimdymo iš kraujo ir kamieninės ląstelės dabar pagrindai dabar kraujo vėžis. Bet jie užsienyje jau pradėjo gydyti širdies infarktus, insultus, cerebrinis paralyžius, tai yra sunkiai gimdymo trauma ir taip toliau. Pas mus kol kas tik tai, žinot, tos visus akcijos, kurias rengia per televiziją, nežiūrėkami pinigai, tai dažniausiai ieškoma atitinkamo kraujo donoro surasti praktiškai sunku. Pasidomėkit apie šitą, nes galbūt jums besilaukiantiems svarbu bus tai. Todėl vaikai, o vėliau suaugę, ne visada, aišku, gali kentėti nuo tų, jau pažeistus smegenys, taip kaip ir kiti organai, jau gali būti atstatyti dėl tų, jau esant kamieninėms ląstelėms. Pats svarbiausias smegenų programavimas prasideda, kai vaikas gimsta ir kol jam sukanka, iki tol, kol jam sukanka 6 metai. Šiuo metu vaiko smegenys veikia pilnu pajėgumu ir, aišku, siurbia viską, ką jisai mato. Labai svarbu žinoti, jog iki 6 metų sukaupti potyriai formuoja esminės pasąmoninės programas, pagal kurias mes elgsimės, bet nežinosim, kodėl mes elgsim. Kodėl mes taip elgime. Ir, aišku, nulems kažkuria tai prasme. Jie tai parodo elektroencefalografijos tyrimai. Elektroencefalografija atliekama visose ligoninėse ir poligrafas. Melo detektorius. Melo detektorius tai elektroencefalografija. Suaugusių žmonių pasižiūrėkit, smegenų bangos priklausomai nuo sąmonės būsenos skirstumus, kaip mūsų smegenys veikia. Visas diapazonas yra. Atkreipkite į pirmus delta nuo 5 iki 4 Hz ir nuo teta 4,8, vaizduoti svajus ir miegantis, čia vaikučiai.
Tyrėjai nustatė, kad įvairiais bręstančio organizmo amžiaus tarpsniais dominuoja specifinis bangų ilgis. Pasižiūrėkit, kaip 0 delta. Matot, svajonė, prisimenam, kas yra delta svajonės. Miegantis nesąmoningas iki 2 metų. Teta ritmas, vaizduotės valius. Sumaišo viską, sumaišo. Realybės su fantazijom, nesuprasi, vaikas pasakoja 2-3 metų, nesuprasi, tai teisingai, ką šneka ar ne. Vaikas atėjęs iš darželio, sako, o aš 5 porcijas ledų ten suvalgiau, ir žino, kad ten ledų nedodėsi, viską jam sumaišė, ten kažką tai kalbėjau, žaidėsi, jam viskas tais metais maišosi. Tai čia būdinga tas. Ir iki 6 metų. Normaliai suaugusių žmonių bangos keičiasi, pereina į vieną ir į kitą. Pas mūsų dabar dirba, sakykime, to vidutiniškai 20 Hz dažnių, kada visi pojūčiai. O pas vaiką augantį nuo pačio mažiausio dirba. Matot, besivystančių vaikų. Daugiausiai didėjančia tvarka. Tarp gimimų ir 2 metų, kai matot, nuo pusės iki 4 ciklų, Hz dažnių per sekundę delta bangų. Miegantis nesąmoningas iki 2 metų. Jisai nesąmoningas. Tarp 2 ir 6 metų viskas teta ritmas, kada suplaka tikrą ir visą krūvą ir vaizduotės. Hipnozės specialistai sulėtina savo pacientų veiklą iki delta ir teta dažnių, kadangi tada žmogus lengviau priima įtaigą. Jisai neanalizuoja, nes analizuoja jau kitam ritme, suprantate, kame esmė yra. Šie faktai padeda suprasti, kaip vaikai, kurių smegenys dažniausiai funkcionuoja tais pačiais dažniais nuo gimimo iki 6 metų, jie gali sukaupti įvairios informacijos. Ir tą reikia savo. Čia kartu ir žaidimai kompiuteriniai įeina. Dabar, tai nereiškia, kad jiems negalima žaisti, yra įmokomosios programos ir taip toliau, bet smurto, tas jau dabar į tą ypač atkreipia dėmesį. O kada vaikas sulaukia 12 metų, jau jų smegenys funkcionuoja visuose diapazonuose, taip kaip ir pas mus dabar, beta ritmas yra vadinamas vidutiniškai 20 Hz dažnių per sekundę. Sulaukus pilnametystės vaikų sąmonė jau prikimšta informacijos, pradedant žinojimu, kaip žengti pirmą žingsnį ir baigiant išvadomis, kad tėvai, ką jam sako tėvai. Jei tėvai iš tikrųjų jas mylėjo, pasąmonė įsitvirtins tikėjimas, kad bus laimingi. Nes labai reaguoja vaikas į tėvų pamokymus tėvų. Genetiškai užprogramuotų instinktų, tai yra ta, ką davė gamta, paveldėjimas, 30%, tai nedaug, 2/3 jau mes patys suvokėme. Ir iš tėvų perimtų nuostatų suma, tai ką matė, programuoja mūsų nesąmoningą protą, kuris vadovauja mūsų elgesiui, mūsų gyvenimui. Atkreipkime dėmesį, kad matot, kad vaikų smegenų dažnis iki jiems sukanka 6 metai nepatenka į tą smegenų lygį, kad jisai gali sąmoningai visą aplinkos informaciją analizuoti. Jėzuitai gerai išmanė šį dalyką ir išdidžiai girdavosi. Patikėkite man, vaikai, kai jam sukaks 7 ir aš padarysiu iš jo žmogų. Nežinojo, kad iki to laiko lengva įkalti bet ką, nes vaikas dar savo protas neanalizuoja. Turėkim šitą omeny. Šis informacijos kaupimo metodas turi labai rimtų neigiamų aspektų, nes galima įkalti į galvą savo nesugebėdami, kada nesugebam mes jas kritiškai vertinti, galima įkalti labai netinkamus momentus. Šia lemiamų vystymosi laikotarpį įgyta informacija, matot, kokia ne tiek stipri, kad gali užgožti net tai, panaikinti tai, ką davė paveldėjimas. Mes paveldėm iš tėvų labai gerus, sakykime, polinkį kažką tai kurti. Gavom gerą pamatą. Tačiau jeigu nebus sudarytos sąlygos, mes neatversim to savo sugebėjimų. Reiškia, mes nepriklausome nuo vien tik tai, nes labai daug priklauso nuo aplinkos, į kurias mes patenkame. Gerai žinia tai, jog viską, kas buvo įrašyta į pasąmonę, tą nesąmoningą protą, galima ištrynti arba pataisyti, perrašti. Mūsų tradiciniai įsitikinimai apie kūdikius yra klaidingi. Mes dar dažnai ir dabar klaiduojam, kad jie ten iščiusia. Net ir negirdi, nemato, nejaučia ir taip toliau. Jie ten pilnavertį gyvenimą gyvena. Viską pilnavertį gyvenimą. Labai sudėtingus kūdikius. Labai nori mokytis, labai viską priima. Nuo 3 trimestro nėštumo, 3 trimestro vaiko smegenys tokios kaip naujagimių. Ir prisimena viską, kas su mama įvyksta per 3 nėštumo trimestrą. Kas su ja?
Bet per emocijas, aišku. Ir kas dar jau įrodyta, kad jau nuo 3 trimestro, reiškia, pas jį yra ilgalaikė atmintis. Ilgalaikė atmintis. Va čia jau reikia žinoti. Gerai, kad nuo 3 trimestro galite atostogauti ir savo jau gyvenimą atitaisyti, truputį pakoreguoti. Gyvenimo kokybė gimbe nulėmė mūsų polinkį. Pažiūrėkite, į vainikinių arterijų ligas, insultą, diabetą, nutukimą ir daugybę kitų susirgimų. Nu, 2/3 ligų, 70%. Suaugusiems būdingos bėdos tokios kaip osteoporozė, nuotaikų kaita ir kiti psichikos sutrikimai, jau sutrikimus pradedama sieti su to, kas buvo įsčiuose ir po gimimo. Kalbėdami apie genų poveikį, tai yra apie paveldėjimą, nieko nesakoma apie tėvų elgseną. Apie tai. Viską mes suverčiam mūsų likimui. O apie tai, ką tėvai daro, tai nieko neturi. Deja, reikia keisti. Tikrovė yra kita. Šiuolaikinis mokslas patvirtina, kad svarbus abu tėvai. Ir auklėdami, ir abu prisidėdami prie vaiko auklėjimų, aišku, didelį įtaką jo bendram vystymuisi, fiziniam, intelektiniam, dvasiniam. Ši įtaka daroma dar ne tik tai, kada vaikas gimsta iki jo gimimo, mes jau apie tai kalbėjome, kaip ten daug reikšmės viskas turi paskui. Dabar jau yra įrodoma, kad egzistuoja įgytų savybių perdavimas ne genetinių būdų iš kartos į kartą. Įgytų savybių. Signalai iš aplinkos sužadina procesus, kuriems vykstant pasikeičia tai, ką gamta davė. Signalai tai ir ką vaikas patiria. Patiria nėštumo metu, pirmiausia, ką patiria taip nėštumo metu ir gimdymo metu. Gali nulemti jo paskui elgesį. Problema ta, kad 90% visuomenės dar prisilaiko pasenusių, neveiksmingų įsitikinimų, kad mes likimo aukos, kad čia viskas paverta ir jau Dievo lemta ir mes nieko padaryti negalim. Deja, dabar mokslas jau rodo, kad likimas mūsų pačių rankose, nes nuo genų priklauso nuo paveldimo 30%, tik 2/3 nuo mūsų elgesio priklauso. Reiškia, mes galim valdyti paveldinimą, reiškia. Gydytojai rūpinasi tik būsimą motinę liečiančiais dalykais. Nu, maitinimą, aišku, vaistus, fizinis pratimas. Emocijos iki šiol lieka nuošaly. Niekas nepasirūpina. Neklausia, kokios ir nekreipia dėmesį, kokios jūs būsime. Tai ta, kas svarbiausia. Tas, kas svarbiausiai, daugiausiai bėdos pridaro. Nes streso hormonai, kurie egzistuoja įtampos, baimės, nerimų metu, labai laisvai praeina pro tą vadinamą placentinį barjerą ir veikia lygiai taip pat vaikutį kaip ir jūs. Bet nepamirškim, kad jo organizmas dar tik tai vystosi, nesubrendęs. Mums sunku stresą atlaikyti, sukelia daug ligų suaugusiam žmogui nuolatinis stresas, o besivystančiam organizmui galima suprasti. Naujagimiai iki gimimo paveikti streso hormonų gimsta mažesni gimsta, daugiau bėdų auginant, aišku. Vėliau gali turėti padidėjusi kraujospūdį jau vėlesniam amžiuje. Aišku, didesnė rizika susirgti įvairioms ligoms. Maži vaikai atidžiai stebi aplinką ir perkelia tėvų išmintį tiesiai į savo tą nesąmoninį protą. Turėdami tai galvoje, kaip tiksliai veikia tėvų elgsmų modelis su perdavimo sistema, pabandykime įsivaizduoti, kokios gali būti pasekmės, jeigu vaikas iš nuolatos girdės, kad tu kvailas, kad tu debilas ir toks, taip toliau. Tada, kada jisai negali dar nagrinėti, jam įkalama tai. Kai tėvai svaigusi tokio pobūdžio pareiškimais, nepaiso to fakto, kad visą tai pas jį nusėda tam nesąmoningam prote, tai kaip tikra tiesa, kad tu toks esi, tu nieko gyvenime nepasieksi, kad tu žioplysis. Aišku, kad jį gali sudarkyti visą likusį gyvenimą. Smegenys dalyvauja ne tik emocinį, bet ir fizinį bendravimą. Todėl mums reiktų suprasti ir nurodyti fizinio kontakto reikšmę, lietimosi reikšmę. Jeigu tėvai glamonėja, bučiuoja, sako jo meilių žodžių, žiūri į meilės pipilį, pas vaiką atsiranda džiaugsmų, meilės pasitikėjimų, saugumo jausmą. Ypač prisilietimas. Atkreipkim dėmesį, kaip nuo senų laikų mažą vaiką, kada jeigu pamato kaip įguos. Ne ranką glosto, bet galvą glosto. Jau vaikas ramus. Jau pas mūsų net protėvius tai įsitvirtino, pastebėjo, kad toks judesys vaikus ramina. Teisingai, tiek ir aš visoms savo būsimoms mamoms sakiau, sėdi, prašau rankas ant pilvo laikyti dabar irgi jo.
glostykit ir nėštumo metu, ir kuo dažniau lieskitės jam gimus. Nors dar iki šiol, ypač čia vyresnio amžiaus, dar pasireikia nuo senų laikų, pasireikia, nenešiokit, nes vaikas pripras, nesilieskit ir taip toliau. Dabar mes taip mokinam, kad miegoti mokinam vienoj lovoj visiems 3 kartus su vaiku, turėkit omeny šitą, jau negalima vaikui kitam kambarį, jau vaikui didelis stresas, didelis yra baimė sukelia. Be meilės ir glamonio vaikui nesivysto teisinga prieraiša ir jis niekada neišmoks pasitikėti kitais ir bendrauti su jais. Nepamirškime, kad prisilietimai be abejonių turi gyvybiškai nesvarbią reikšmę. Pasižiūrėkime, Vokietijos imperatorius vienas suveikė, padarė barbarišką eksperimentą. Jis norėjo sužinoti, kokia kalba kalbės vaikai, augdami negirdėdami nei vieno žodžio. Jis paėmė iš keletą vaikų iš šeimų, uždarė, liepė prižiūrėtojams tik maistą paduoti, bet jokį nekalbėti, neprisiliesti. Per visą savo gyvenimą nei vienas iš šių vaikų nepratarė nei žodžio. Jie žuvo dar iki to, kad pradėjo pabandyti kalbėti. Šis, aišku, eksperimentas jam nepadėjo pasiekti tikslą, nes jis norėjo sužinoti, kokią kalbą kalbėti. Tačiau didelį atradimą padarė. Prisilietimas turi gyvybiškai svarbią reikšmę. Gyvybiškai svarbią reikšmę. Paskutinis atvejis tenka 90 metams, žinot, kada visą mūsų postsovietinį laikotarpį visose tose valstybėse prasidėjo perversmas, kada Rumunijoje vaikų namuose panašiuose į sandėlius buvo aptikta keletas tūkstančių vaikų, kurie, aišku, nukertėsi, nepatyrė jokių glamonio, kada jiems darė smegenų skenavimą, dažnai tomogramos, kada darė. Visais atvejais pastebėtas smegenų sumažintas aktyvumas, smegenys nefunkcionavo. Vien to, kad jie nematė, negalėjo prisilietimų ir taip. Čia principas tai maždaug Mauglio sindromas. Apie pasaką apie Mauglį žinote. Tai čia yra tikras faktas. Tikras faktas, kada žvėris užaugina vaiką, ir vaikas negauna žmogiško prisilietimo, kalbos garsų ir taip toliau. Čia literatūra yra apie 300 atvejų. Tarp kitko pats pirmasis aprašytas Lietuvoje įvykęs 1600 metais, kada meška užaugino vieną vaiką. Daugiau apie žinių mes Mauglio daugiau. Dabar girdit, internete galite surasti, kada daug vis atsiranda tokių vaikų. Tas pats tinka ir suaugusių tarpusavio meilė. Fizinis meilės išraiška turi būti abipusi ir suaugusių. Tai lemia, aišku, šeimos santykių tvirtumą, to pačiu ir vaiko elgesį. Jei tėvai savo vaikus myli, nešykšti jiems fizinių kontaktų, nešioja ant rankų kalbą ir žaidžia su jais, aišku, mažylį būna ramus, nes jie jaučiasi saugus, nes jiems svarbiausia dabar jausti saugus. Ir priešingai, jeigu vengia prisiliesti, formuojasi agresyvus visuomenės. Tik 7 minutės, jeigu mes skiriamės, galim daugiau. Turbūt tik tai pamaitinti mažą vaiką, ir taip turbūt dar daugiau laikų. Nepatyrus suaugusio šilumos, organizmas, matot, nesusitvarko su dideliu kiekiu stresų hormonų. Ir dėl to viena iš priežasčių, dėl ko žmogus linkęs smurtauti. Dėl to, kad jis nežino, nepatyręs meilės, važiuoja, negali to, nežino, kas tas per jausmas, negali juos perduoti kitiems. Visi nežino, kas tai yra. Šiuolaikinė medicina užuot skatinus tėvų ir vaikų bendravimą kartais trukdo tam. Nerekomenduojama nereaguoti į jų verksmą. Karta mūsų viena, prisimenat, buvo amerikiečio vieno pediatrų knygą lietuvių kalba iškviesta, kurioje ne viena karta užaugo. Negalima ant rankų nešioti vaiką, pripratinsi, vaiką paguldyti, pagimti tam kambarį. Jeigu verkia nieko, paverks nustos verkti. Kai visi paverkia, jeigu nebeturi verkti, jau daugiau. Išsenka jau. O toks buvo. Užaugo. Bet galėjom taip ir važiuoti. Kai vienoje laidoje televizijos vienas Seimo narys, labai mėgstantis daug pasisakyti ir kritikuoti, jis sako, ir ką, kada čia svarstė, reiškia, smurtą prieš vaikus. Sako, ir ką, sako, ir mane muši, bet aš tai Seimo narys, kad aš blogai. Tai gerai, kad viena iš vaikų visuomeninių organizacijų ten direktorius sako. Taip ramiai sako, bet sako, jeigu nebūtų mušę, tai sako, gal būtumėte prezidentu tą. Nieko neatsako. Teisingai, mes kažkokią tai kartelę
turim kažkokį tai lygį, iki kurio mums pasiekus gerai, bet negalvojam, kad gerai. Ir suaugusiai ir močiutė sako, aš nemankštinau vaikus, mes dar tokia propaguojam kūdikių dinaminę mankštą, čia, žinau, galėsi parodyti jo. Ir taip, kas sako, aš nemankštinau, nedariau, mano vaikai užaugo. Sakau, užaugo, taip, jūsų vaikai tikrai puikus. Bet jeigu jūs būtumėte darę, tai nežinau, gal dar geresnė būtų, gal daugiau gyvenime pasiekti. Nes tobulėjimui, žinot, tokios tobulėjimui ribų nėra. Nusakyta, kad paauglių tarpe, kurie jaučiasi mylimi ir palaiko gerus ryšius su savo tėvais, dėmesį. Žymiai rečiau stebimi tokie reiškiniai kaip paauglių nėštumas, narkomanija, polinkis smurtui ir savižudybei. Mes garsėjame, žinot, savižudybė pasaulyje pirmą vietą, ir suaugusių, ir paauglių, tame tarpe. Santykiai tarp vaikų ir tėvų svarbesni nei kiti faktoriai, kuriuos priima sieti su probleminiu paauglių elgesiu. Dažniausiai nukreipia kitur, kad tas ir tas, ten kompiuteriai ten ir taip toliau, ten visa kita informacija, tai dar mažai nekreipiam dėmesį, kad tai santykiai, kokie santykiai su tėvais. Kad ir kokie teigiami būtų vaikų genai, jei jūs blogai auklėjimas, jam trūksta tėvų rūpesčių sugrindimų, ta, ką gamta davė, bus neveiksminga. Jie negalės išvystyti savo sugebėjimų. Genuose užkoduotos savybės atskleidžia tada, kai tam būna palanki aplinka. Mes pas save net pravedam dabar atskira programa yra. 4 valandų programa aiškino, ką vaikutis sugeba išjūsti, kokie jo sugebėjimai. 4 akademinės valandos. Ir 4 akademinių valandų jau duodam pasirinkti kitą. Ką reikia konkrečiai daryti. 1 trimestro, 2 nėštumai, 3 nėštumai. Pavienyti tai susidaryti. Pavienyti. Skaudu, be abejo. Tėvams galima pranešti, mūsų vaikų genai atspindi ne tik jų galimybės, o ne likimą. Nuo mūsų priklausys, kokią mes sukursime aplinką, kad panaudoti tai, ką gamta davė. Atsikratykime nepagrįstų nuogąstavimų, labiausiai venkime to likimo mūsų priklausomumo idėjų, kad nuo likimas vis. Dar nebuvo ląstelių biologijos mokslo, niekas nepatyrė, kai vystėsi vaikai, našlaičių prieglaudos, jau protingi tėvai jau žinojo, kad viską vaikų augimą ir gerą vystymąsi, dėmesys ir meilė. Esame asmeniškai atsakingi už viską gyvenime tada, kai suvokime, kad esame asmeniškai atsakingi už viską savo gyvenime. Na, dabar apmąstymai daug minčių. Kokių klausimų gal turite? Nu, tai parodyk, ką nors palinsime. Pagazdink čia visus, pagazdink, ką tu čia sugebi. Nuo kelių metų tą mankštą galima daryti. Prašau? Mėnesių. Nuo mėnesių, aišku, tai, ką rodysi jau gal, bet yra atskiri pratimai. Nuo mėnesių, čia specialiai mankšta pritaikyta tėvams, iki metų laiko. Iki metų laiko. Nu, parodyk Na, aš tik tai galiu pasidalinti, žodžiu, tą patirtim, kad kai pirmą kartą atėjo Kristina pas mane į namus ir paėmė vaiką, taip kaip aš dabar paimsiu, tai man širdis į kulnus. Tai palauk, aš jų rankų paimti ir greičiausiai negazdink visų. Paėmė, va, rodėsi jau. Dabar už kojų paimk, va. Galva žemyn, va, pažiūrėkit kaip galva, kaip užrista jau kaklo raumenys ir pečių juostus, va, pažiūrėkit, kaip galva užrista. Tai trečdalis vaikų mokyklose su skoliozė, silpni nugaros raumenys yra, stuburas, dar net jokiesi, va, nu, va, švitavimai, va. Pradžioje, aišku, maža amplitudė, dabar jau mama įpratus, tai iki pečių juostos, o pradžioje tai nedidelė amplitudė. Geriausias vaikų raminimo būdas. Vaikas pradeda verkti, pradeda švituoti, prisimena, kaip jisai judėjo čia iščiose ir nurimsta jo. Viena mama žiūri televizorių, vaikas švituoja, žiūri, vaikas nurimo. Žiūri, kad jisai miega. Jisai prisiminė tą būseną. Matot, jokio kratimo nėra. Tie patys judesiai. Vaikų jokio nėra, jokios įtampos nėra. Čia sunku tam, kas daro. Nuo 3-4 mėnesių visi vaikai, kai tik tai galva žemyn, tai kumštis į burną.
Kai taisyklė, 99 procentai. Vieną turėjom, pas mus jau virš 3000 tokių vaikų yra. Vieną vaiką turėjom, kuris galva žemyn važyti, galva vaikyti. Vieną mergaitę galva žemyn važyti, sako, turi būti vienodi. A šitai visi užsienį buvo, automatiškai. 3-4 mėnesį, paskui jau ištraukė. Vestibuliariniam aparatui pratimas 360 laipsnių apsisuka, kad vaikas nevemtų, kada mašina važiuos, lėktuvus skris ar laivų klausimą. Vestibuliariniam aparatui 360 laipsnių. Čia koja nieko nėra, suka rankai, visą tą parodo, mes kontroliuojam visą šitą, kai darom, kad niekas. Pavargai, ne, palauk, jukiesi. Labai sunku, tu jukiesi. Pas mane mažiausia anūkė 5 metų dabar, tai kai mes susitinkam, tai va šitas pratimas pasiliko nuo pat man. Tik tai susitinkam, jinai man ranką ištiesia vieną koją. Jau šitą pratimą daryti. Darėm visą laiką nuo mažens iki dabar įsimena. Nuleisk rankas, lengviau bus daryti jau. Čia reikia daugiau vietos, tiesiog reikia daugiau vietos. O jeigu dabar tu kreitai metai jau per vėlų pradėti mankštinti? Kada? Metai. O metai jau šitą, čia vaikinų gimimo, čia kita mankštė. Kada palygina vieną, pirmą vaiką šeimą pamankština, palygina su kitais, kaip augas skydama. Antrą ateina, trečią mankština, sako, pamiršim pratimą. Mato, kada palyginus, mato, kaip jie. Virš 3000 vaikų turi. Jeigu jau kas atsitiktų, tai pagaliau, čia senas dalykas, jeigu šių pradžią pasakyčiau, tai 40 metai pradžia. Viskas prasidėjo nuo vaikų fizinis pratimai, nuo gimdymo traumų, smegenų traumų gydymo prasidėjo. O paskui jau darė vaikus. Taip kaip žinot, Montessori sistema auklėjimo irgi pradėjo, ne nuo to, dabar mes ją naudojame, jinai buvo sukurta Montessori vaikams su probleminiams vaikams. Dabar mes pritaikėme šitą, tai paskui pritaikėme mankštą. Bendrausiu, kad negulėtų taip, kaip mes savais laikais, kad vaikas į kokoną susuktas. Kaip aš dažnai močiutėm sakau, aš jūs leiskit susuksiu 2 valandas. Į paklodę arba į antrą, tai jūs negulėkit. O vaikas ne 2 valandas, 24 valandas gulėdavo tai. Tai ar gali žmogus normaliai vystytis? Nu, svarbu, kad kojus tiesius būtų. Bet kojus tiesius ne nuo to, kad vystytis. Čia yra vitamino D stoka ir taip toliau. Nu, bet tada galvoju, kad kojus tiesius. Arba kad ramesnis būtų neveris. Jis jėgų jau nebeturi verti. Kokoną suspaustas. Toks buvo laikas. Laikas taip auginam. Prašau, gal turit klausimą? Dar vieną klausimą. Kokia jūsų nuomonė, kada ką tik gimusi vaikutė iškart atskiria nuo motinos 2-4 valandom ir išneša į kitą patalpą? Kur taip daro? Pasakykite. Lietuvoje. Konkrečiai pasigalit pasakyti. Neturi daryti nieko. Neturi daryti. Ir kaip tai? Čia grubus. Pirmučiausiai, tai matot kokią situaciją. Jeigu reikia, gali būti tokia situacija, kad reikia, bet tai gydytojai turi paaiškinti, jeigu būtinybė. Bet jeigu taip kiekvieną vaiką atskiria, tai čia yra, jau žinot, tai buvo prieš 50 metų, bet ne dabar. Dabar yra reikalavimas, kad ne tik tai, kad moteris po gimdymo su vaiku gulėtų vienoj palatoj, bet ir gulėtų vienoj lovoj. 2 valandas nuo pirmo nenuėmė, matom. Ir po gimdymo 1,5–2 valandos turi gulėti ant krūtinės, oda, kontaktas, oda prie odos. Sunkiai kovojam su šitą. Bet aš visą šitą šeimoms sakau jaunom ir jos pasako gydytojam. Nu tai jau čia mus ir sektantais vadina ir ką tik tai nevadina, bet čia yra griežtas reikalavimas. Čia yra oda prie odos, kad vaikas dėl ko? Vaikas gimsta sterilus ir jisai turi apsisėti pirmučiausiai jūsų mikroflorą, jūsų bakterijom, prieš kurias jis turi antikūnus. Tai yra buitiniai jūsų, o ne ligoninės infekcija, ten tai yra auksinis stafilokokai ir taip toliau. Čia yra griežtas reikalavimas. Vaiką skirti negali. Nebent jeigu yra kažkokia tai, paprastai atskiriami neišnešioti, jeigu kokia pridusis, jeigu gimė gali kartais ten. Bet jeigu normalus atskiriami, jokių būdų negali. Jūs turit pareikalauti. Tėvai turi pareikalauti, bet prašau neskirti. Net mes
Cezarių pjūvio operacijos metu vaiką negali ant krūtinės padėti. Nu, tai cezarių pjūvis 30-40 minučių trunka. Visas moteris perspėjo. Iš operacinės išvežė jau jūs. Reikalaukit, kad vaiką atneštų ir dėkit iš karto prie krūtinės. Nes pienas atsiranda tada, kada vaikas žinda. Kada žinda. O ne iš buteliukų duodamas. Mes turėkit omeny ir reikalaukit, nes čia jūsų teisė. Jūsų teisė paremta Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimais. O tai, kad jie nesilaiko kažkodėl gydytojai, tai čia. Tai, sakau, turi paaiškinti, jeigu išneša, dėl ko neišneša. O kai gimsta kūdikis ir virkštelė iš karto nukerpama? Jokių būdų negalima. Jokių būdų negalima. Dar žinau, kad daro. Yra prieš gimdymą yra toks, visuomet mes nagrinėjom tą klausimą, toks yra individualus gimdymo planas. Tai yra, jūs turit visuomet prieš gimdymą pasakyti, ką jūs norit. Gimdymo metu turi būti užgesinta šviesa, kad jam nestigintų tiesiai į akis. Jokių triukšmų neturi būti niekas. Vaikas turi ramiai išeiti, nes pagalvokit, jisai nieko nesupranta, per kokias kančias jisai turi išeiti. 25 studentai. Studentų dabar jau klausia, bet paskutiniu laiku pradėjau klausti, bet tai būdavo studentų. Nu, studentam reikia mokytis, bet jums reikia gimdyti. O virkštelė, dėl ko reikia, jūs pagalvokit, kaip gamta pati padarė. Dabar pasakykit, vaikas gimęs, tik kad gimė vaikas padėtas ant krūtinės, jisai turi kvėpuoti ar ne? O gimė ir padėjo ant krūtinės, turi kvėpuoti ar ne? Turi. Jeigu virkštelė bus nukirpta, tai jis jau... Čia palauk, aš momentą sakau. Gimė ir padėjom, va, 3 sekundės praėjo po gimimo. Ką? Kodėl? Teisingai, virkštelė pulsuoja, o virkštelė jisai gauna deguonį. Ir dėl ko, pažiūrėkit, vaizduotėse yra tai filmuotai yra. Specialiai palikta, kad vaikutį neišgąsdinti. Kol virkštelė pulsuoja, gauna deguonį, jisai nekvėpuoja. Po truputį virkštelė pulsacija lėtėja, jisai pritrūksta deguonies, jisai taip įkvėpė, vėl nekvėpuoja, laukia, vėl pritrūksta. Vėl įkvėpė, kuo toliau to dažniau, virkštelė pulsacija nustoja, jisai įkvėpė pilną krūtinę, atsimerkė, žiūriu, kur aš papuoliau. Logiškai, natūraliai, viskas natūraliai. Pagalvokim dabar iš karto, perspauskim virkštelę, staiga nutraukim jam deguonies padavimą. Jis turi įkvėpti pilną krūtinę, įkvėpti to šalto, nu koks šaltas, nuo 20 tegul būna 22 laipsniai, bet iščiusia tai 38 laipsniai. Ir tas šaltas oras nugąsdina jį. Užtat teisingai vaikų psichologai sako, pas mus vaikai neverkia gimimo, o klykia ir klykia išgąsdinti. Negalima, tas viskas pasilieka tolimesnėme gyvenime. Negalima. Taigi jisai žmogus, ką? Taip daro. Nu negalima šitaip daryti. Nu tai mes jau didžiosiuose miestuose jau tvarką jau įvedėm jau, bet tai jūs... Ne, aš Antakalnį girdėjau, perkirpo. Antakalnis, tai žinau, Antakalnis. Tai dabar, kai pasiskyrė šitas daktaras Juršėnas išvažiavo į Santariškes, tai ten jau kitaip jau pagal tai, kaip reikalauja. Čia ne mano reikalavimas, čia Pasaulio sveikatos rekomendacija. Negalima vaiką gąsdinti. Taip mes darėm, kada mes nežinojom, kad vaikas jau iščią turi visus pojūčius. Ir klauso, ir girdi, ir mato, ir jaučia, ir supranta. Tada, aišku, tada taip galvojame, kad vaiką tai galime elgtis kaip nori. Bet tada mes žinom, kad jau visus pojūčius jis turi, kaip ir mes tai elgimės kaip su žmogum jau su jais. Nereikia jį gąsdinti, nes tas pasilieka. Ir jūs reikalaujate. Jaugi tai ukmergėjai daro. Nu, aš saviškiams tai... Prieš metus tai... Bet jeigu prieš metus tai darė, tai... Prieš 2 savaitės kaip darė, sakė. Dirbu su visais tais, kurie dabar pasikeitė. Prieš 10 metų aš jums pasiūliau, sakau, supažindinsiu su šitą programą. Tik visi mokytojai. O gimdymo poza, kuri patogiausia ir geriausia? O kokia geriausia? Teisingai geras klausimas, kokia poza. Kokiuose pozose, aišku, gulom gimdyti. Ne. Tai pati horizontalioj. Tai pati blogiausia. Tai pati blogiausia.
Tai pati blogiausia pasaulyje jis niekas negimdo. Alternatyva arba vertikali, pilnai vertikali, arba pusiau sėdinti. Nu, moterį žinot, ginekologinė kėdė. Nugaro maždaug 45 laipsnių kampu. Nes yra jau ir gimdymo stalai, taip atsilošintis yra. A mes vyrus užsiengimus apokam, jeigu tas horizontalus stalas, tai vadinamas šitas Rachmaninovo gimdymo lova, kur jūs gimdėte, kur tik tai šitą kūno dalis, tik tai tada mes mokom kaip vyrai pakelt turim, bet pusiau sėdinti gimdyti, tai tas pat. O šiaip gimdyti, vertikaliausia padėtis. Geriausia padėtis. Kūnuotėje. Va, suimk mano rankas, dabar atsiklausinai pasikabinti, tūkis smakrą prispausti, va, prispausti smakrą prikurtinis, va, visiškai atsipalaiduok, pasmuk, va, visiškai, va, viena iš geriausių, vyrui lengva, ir viskas daryti. Nežinau, kaip išlaikyti. Gal išlaikyti, nesijok, nesiklyčiok išpėjai. Yra kita poza, kada vyrui va šitaip ant kaklų įsikabina, va šitaip nelabai patogiai vyrui sunku. 80-90. Bet tai neleidžia ligoninės. Mūsų ligoninės. Yra kėdutės. Kur yra? Kaune yra? Kur leidžia gimdyti? Krikščioniškas. Nu, bet gerai, šitas alternatyvas, va šitas, nes gimdymo stalai, dabar yra gimdymo lovas, gimdymo stalas atsilušęs. Pusiau sėdinti padėtis. Nes vaikutis išėjimo kampas, va jo kryptis eina. Va šitaip jo kryptis eina. Tai jeigu jinai stovi arba sėdi, tai niekas netrukdo. Taip išeina gerai. Jeigu moteris guli, matot, kryptis jau daugiau jėgų reikalinga. Niekur nėra, aš atskirai net filmuką rodau. Gimdymo padėtis net ten nėra, užsienį niekur nenaudoja šitą padėtis ir pati blogiausia. Vienintelį gali būti horizontaliai padėtis gulinti ant šono. Galima gimdyti gulinti ant šono. Atskirais atvejais. Bet paprasčiausiai tai pusiau sėdinti arba vertikaliai. Mūsų viena moteris atsitokė ir stebi. Akušeris sako, atsikelk, man nepatogu. A moteris man paskui po gimdymo pats sako, aš atsisakiau, sako, bet man patogu. Ir tada pamatė, kad moteris nereaguoja, bet tada pradėjo gąsdinti, nesąmonį šnekėti. Vot, jeigu tu taip tupėsi, vaikutis gali uždūsti ir taip, nu, prišnekėjai nesąmonį.